Sveiki, brangus klausytojai, su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Aukščiausia garbė. Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Evangelija pagal Matą 10 skyrius 28 eilutė. Daugeliui didelė paslaptis supa Jono Krikštytojo likimą. Jie klausia, kodėl jis buvo paliktas kentėti ir mirti kalėjime. Šios nesuvokiamos paslapties žmogaus protas negali suprasti, tačiau tai niekada negalės pakirsti mūsų pasitikėjimo Dievu, jei prisiminsime, kad Jonas tik dalijosi Kristaus kentėjimais. Jėzus neįsikišo, kad išlaisvintų savo tarną. Jis žinojo, kad Jonas atlaikys bandymą. Išgelbėtojas mielai būtų atėjęs, kad savo pasirodymu apšviestų Jono kalėjimo požemį, bet jis negalėjo atsidurti priešų rankose ir taip paaukoti savo paties misiją. Su džiaugsmu jis būtų išgelbėjęs savo ištikimą tarną, bet dėl tų tūkstančių, kurie po daugelio metų turės per kalėjimą eiti į mirtį, Jonas turėjo išgerti šią kančios taurę. Kai Jėzaus sekėjams teks kankintis vienutėse, žūti nuo kardo ar kankinamo būdo, ar mirti laužo liepsnose, kokia parama bus širdžiai mintis, kad Jonas Krikštytojas, kurio ištikimybę paliudijo pats Kristus, išgyveno panašias kančias. Šėtonui buvo leista sutrumpinti žinianešio gyvenimą žemėje, tačiau gyvenimo paslėpto Dieve naikintojas negalėjo pasiekti. Jūs juk esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve. Laiško Kolosiečiam 3 skyrius 3 eilutė. Šėtonas džiūgavo, kad galėjo įskaudinti Kristų, bet jam nepasisekė nugalėti Jono. Mirtis amžiams nukėlė jį už nuodėmės įtakos ribų. Dievas visada veda savo vaikus taip, kaip pasirinktų būti vedami, jeigu galėtų iš pradžių pamatyti pabaigą ir suvokti tikslą, kurį vykdo bendradarbiaudami su juo. Nei patriarchas Henochas, kuris buvo perkeltas į dangų, nei pranašas Elijas, kurį Dievas pasiėmė į dangų ugnies vežime, nebuvo nei didesni, nei daugiau pagerbti kaip Jonas Krikštytojas, kuris žuvo vienas požemyje. Jums suteikta malonė dėl Kristaus ne tik jį tikėti, bet ir dėl jo kentėti. Laiško Filipiečiam 1 skyriaus 29 eilutė. Iš visų dovanų, kurias dangus gali suteikti žmonėms, dalymasis su Kristumi jo kentėjimais yra svarbiausias pasitikėjimas ir didžiausia garbė. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.